Kartais nutinka taip, kad namuose kai kuriems daiktams pritrūksta vietos. Tuomet mes ieškome kitų sandėliavimo būdų. Einu išbandyti naują automatizuotą sandėliuką, kurį parodysiu ir jums. Programėlė jau mano telefone, spaudžiu jungti, stoviu prie pirmų vartų, atidarau. Na ką, mano daiktai lieka šiame sandėliuke, o aš įsitikinau, kad ši sandėliavimo automatizuota paslauga yra greita ir patogi. Na, šita pati idėja kilo ganėtinai senai, gal sakyčiau prieš 10 metų, matant, kad panašios paslaugos buvo kitose šalyse, Lietuvoje tuo metu tokios paslaugos nebuvo. Kol subrendo pati idėja, atsirado panašios paslaugos čia ir Lietuvoje, atsidarė sandėliukų centrų, bet jos įsikūrė patalpose, kurios nebuvo nuo pradžių pritaikytos šiai veiklai, kažkokiose senuose industrinėse patalpose. Tai noras buvo padaryti kiek kitokią paslaugą, pakelti ją į aukštesnį lygį ir ką mes padarėme, pastatėme pastatą, kuris yra nuo pat pradžių buvo suprojektuotas, suplanuotas iš karto šitai veiklai. Tai automatiškai gaunasi ir padaryti, kad automatizuotas būtų valdymas, pats patekimas, išsikrovimas, kad būtų patogus, kad būtų galima šildymo, vėdinimo sistemą tokią suprojektuoti ir padaryti, kad būtų tinkama daiktų laikymui. Ir su pačia aplikacija, gal kas yra skirtumas palyginti su kiltom alternatyvom, galima patekti, kada tik tai reikia, ar tai darbo diena, ar tai būtų savaitgalis, tiek kartų, kiek reikia. Tai iš principo, to sandėliukų galima iš karto naudotis kaip savo. Tai čia vienas iš tokių privalumų. Antras, sakyčiau, yra, kad galima pasirinkti būtent tokio dydžio sandėliuko, kuris yra šiuo metu reikalingas jūsų poreikiams. Mes turim įvairių dydžių sandėliukų, yra nuo mažiausių 1 kubinio metro, tai tokius 1 kubinio metro, kaip pavyzdį galiu pasakyti, puikiai telpa tiek padangų komplektas, tiek kažkokie žvejybiniai reikmenys ar kiti papildomi daiktai, kas užima namuose vietą, bet jie nėra reikalingi kasdien būčiai. Tai ne šaukštai, puodai, šakutės, o tokie dalykai, kuriuos rečiau naudoju. O kalbant apie tvarumą, ar galima sakyti, kad automatizuoti sandėliukai prisideda prie tvaraus gyvenimo būdo? Taip, aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad turbūt teko ne kartą girdėti, kada žmonės renkasi naują būstą. Ir kai pasižiūri kokį nors projektą, kur yra maža kvadratūra, nedidelis būtas ar namas, pagrindinis pasakymas būna, ar man čia viskas tilps, kur aš susidėsiu daiktus. Ne ar man ar mano šeimai užteks, bet kur aš galėčiau pasidėti daiktus. Ir galiausiai kas gaunasi, kad žmonės įsigyja arba tai išsinuomoja tuos papildomus kvadratinius metrus tam, kad laikyti daiktus. Ir laiko daiktus tiek tokiam šildymo, vėdinimo, apšvietimo režime, kuris yra reikalingas gyvenamosiom patalpom. Tai yra naudoja daugiau energetinių resursų. Lyginant su ta alternatyva, kad galima turėti mažesnį būstą arba verslui mažesnį biurą ir laikyti daiktus sandėliukų centruose, kur yra režimas reikalaujantis mažiau energetinių resursų, mažiau šildymo, mažiau vėdinimo, nes neišskiriama CO2, apšvietimas reikalingas tik tai tuo momentu, kada neateini tų pasiimti daiktų. Tai čia toks būdas, sakykime, ne tik sumažinti sąskaitas už energetiką, bet tuo pačiu ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl didesnio energetinių resursų naudojimo. O jeigu šį automatizuotą sandėliavimo būdą lygintume su tais tradiciniais, senaisiais sandėliavimo būdais, sandėliukuose, kažkokiuose konteineriuose, čia kokie skirtumai yra? Geras klausimas, nes iš tikrųjų daiktų žmonės laiko dažnai ne tik namuose, bet ir kažkur tai rūsiuose, senuose garažuose, jūriniuose konteineriuose, kur yra didesnė tikimybė, kad daiktas bus pažeistas dėl drėgmės, dėl prastos ventiliacijos, dėl tų pačių graužikų, nes nėra užtikrinta graužikų prevencija. Ir pačio tada daikto tikėtina tas gyvavimo ciklas, jisai gali būti ženkliai trumpesnis, kas lemia, kad tą daiktą reikės
išmesti, susidarys atliekos, tada pirkti naują, jį pagaminti, kas vėlgi ta gamybai naudojami resursai. Vietoj to, kad laikant naujam sandėliukų centre, kur yra šiuolaikiška vėdinimo sistema, šildymas, graužikų prevencija, yra užtikrinamos sąlygos, kurios galėtų leisti tam pačiam daiktui turėti ilgesnį gyvavimo ciklą ir sumažinti tą neigiamą poveikį aplinkai dėl naujų daiktų gamybos ir tokiu būdu prisidėti prie tvarumo miestuose.